Sveikinuosi su jumis iš restorano Scena. Esame Zapyškyje, netoli Nemuno, šalia gražiosios senosios Zapyškio bažnyčios. Jau antras vasaros sezonas, kai šis restoranas atidarytas, jis pavadintas Scena. Ši vieta labai gerai matoma iš visų pusių. Esame prie judraus šakių plento. Ši vieta visada buvo mėgiama žmonių, mielai lankoma. Čia yra gili istorija. Čia anksčiau buvo ir kepykla, ir kultūros namai, ir parduotuvė, ir bufetas. Beje, vietos projektas, kurį pateikėme vietos veiklos grupiai ir gavome paramą kapitaliniam pastato remontui, projektas taip ir vadinosi – Bufetas Zapyškyje. Dabar čia restoranas, ne bufetas, bet džiaugiamės, kad istorija tęsiasi. Jau ši vieta, kaip minėjau, buvo tikrai mėgiama žmonių ir dabar čia mes labai sėkmingai renkamės, džiaugiamės savaitgaliais, kad turime labai daug svečių. Ne tik skaniai valgom, bet taip pat ir džiaugiamės muzikos pasirodymais, turėjom ir teatro pasirodymų ir planuojam protmūšius nuo rugsėjo antradieniais vesti. Tai tos veiklos yra čia įvairios, kaip ir scenoje. Tu čia gali būti bet kuo, jaustis kaip nori, gali vaidinti, gali būti tikru. Šekspyro žodžiais kalbant, jie yra ir ant mūsų meniu. Gyvenimas yra scena, kur kiekvienas kažką vaidina. Tiems, kas dar tik svarsto pradėti veiklą, gal dar dvejoja, ar pradėti rašyti, yra įvairiausių nuomonių, kad tai sudėtinga, daug dokumentų įvairių reikia parengti. Taip reikia padirbėti. Bet iš tikrųjų viskas yra įmanoma, viską galima padaryti darant. Pats didysis darbas prasidės po to. Iš tikrųjų, projekto rengimas taip didelis darbas, bet tikrai viskas įveikiama.